Sveiki, mano vardas Rolandas Mikalauskas. Šiandien vėl apie rinkimus Jungtinėse valstijose. Rytoj jau rinkimai. Šiandien pradėsiu kitaip. Tai puslapis Polymarket. Čia yra lažybų puslapis ir kaip lošėjai mato rinkimus, matote jūs taip pat. Aš noriu parodyti truputėlį ką kitą. Tai yra, kokios prognozijos yra turėti respublikonam kongresą bei prezidento postą. Prieš porą savaičių Demokratų partijai buvo kilusi panika. Šie duomenys buvo visiškai kitokie. Dabar parodysiu, kokie jie buvo. Įsidėmėkite šitos skaičius, nors aš juos ir pakartosiu. Štai kaip buvo tuometiniai duomenys. Donaldas Trumpas tampa prezidentu 65% tikimybė, senatas respublikonam atitenka 85% tikimybė, atstovų rūmai atitenka respublikonams 75% tikimybė. Kad visi šitie trys įvykiai įvyks respublikonų naudai yra 41%. Priešingai, kad visi šitie trys įvykiai įvyks Demokratų partijos naudai yra 1,3%. Būtent šie skaičiai ir sukėlė paniką Demokratų partijos gretose. Dabar ši situacija kitokia. Aš nemanau, kad tai yra labai kritiška, tai yra didelį įtaką tai darė medijos. Mes jau visi žinom, tikriausiai kartoti nereikia, kad Donaldas Trumpas yra fašistas, be abejonės. Štai kokie dabartiniai rezultatai. Donaldas Trumpas prezidentu tampa 57% tikimybė. Senatas atitenka respublikonams 81% tikimybė, atstovų rūmai demokratams 55% tikimybė. Dabar netgi prie šios situacijos, jeigu tie visi šitie trys įvykiai tenka respublikonams, tikimybė yra 21%. Kad visi trys įvykiai bus Demokratų partijos naudai yra 4,5%. Tai yra didelis irgi ženklus skirtumas ir čia džiūgauti Demokratų partijai iš tikrųjų nėra ko. Grįžtame atgal į mūsų duomenis. Štai matote žemėlapį, kas nematėte anksčiau. Sąlyginai pilka spalva yra pažymėtos tos 7 valstijose, kuriuose ir vyks visa kova. Toliau, iš kur aš imu duomenis ir kuriuos aš keliau į savo lentelę, kurią matysite vėliau. Tai yra šis puslapis. Šiame puslapyje yra visa apibendrinta informacija apie apklausas Jungtinėse valstijose vienam ar kitam kandidatui. Tarkime, Harris 48%, Trumpas 47%. Skirtumas tarp jų 0,8% Harris naudai. Tai va, šiuos duomenis aš ir keliu į savo lentelę, apie kurią dabar trumpai aš pabandysiu jums paaiškinti. Dabar apie lentelės struktūrą. Čia matote visas 7 valstijas, rinkimų metai, kokiais vyko rinkimai, rinkimų prognozės, ir rinkimų faktai, tai yra kokiu skirtumu laimėjo vienas ar kitas kandidatas. Čia matote skirtumą tarp rinkimų prognozės ir rinkimų faktų. Taip pat išvedžiau vidurkį, kurį taikau šiems metams, jis yra mažesnis Trumpo nenaudai. Čia yra suvesti duomenys prognozių, kokie buvo nuo rugpjūčio mėnesio iki dabar. Čia yra tie patys duomenys ir pritaikius, čia matote rezultatai, jei būtų vykę tuo metu, kas būtų laimėjęs. Šiuo atveju visur, kaip matote, Trumpas laimi. Tai yra, tarkime, jei šiandien įvyktų rinkimai, Trumpo nenaudai yra 0,8%, skirtumas tarp prognozių per tos 2 metus buvo 5%, laimi Trumpas 4,2%. Būtent tik dėl to, kad mes jau turėjom 2 rinkimus, kur dalyvavo Trumpas, mes galime didelę tikimybę teikti, kad bus panašiai ir šį kartą. Šiuo būdu yra padaryta visa lentelė. Ir jeigu matote, tikiuosi matote, visose valstijose Donaldas Trumpas laimi. Grįžtame prie žemėlapio, sakykim taip, pritaikykim šią prognozę, kokia yra dabar reali. Grįžtame į žemėlapį. Sudėliokime spalvas pagal šios dienos prognozes. Čia respublikonam, Viskonsinas Demokratų partijai, Mičiganas Demokratų partijai, Pensilvanija
Respublikonų partijai, Šiaurės Karolina respublikonų, Džordžija respublikonų. Matote, respublikonai laimi. Visa kova iš tiesų vyksta šiai dienai Pensilvanijoje. Jeigu ji bus raudona, mano nuomonė bus raudona ir čia. Ir štai tokiu rezultatu Trumpas turėtų laimėti 312 prieš 226 balsus. Laukia didelė kova. Iš tikrųjų, mes rezultatų nesužinosime iki pat lapkričio 11 dienos. Mano prognozė, Trumpas turi laimėti. Demokratai, žinoma, to nepripažins. Na, laikas parodys. Ačiū už dėmesį. Būkite atsargus keliuose. Paskambinkite tėveliams. Iki.